Labadiena. Šiandieną norėčiau kartu su jumis pakalbėti apie tai, kodėl svarbu prisiminti praėjusius gyvenimus. Pagrindinė to priežastis yra ta, jog kai jūs prisimenate praėjusius gyvenimus, jūs galite prisiminti tą kelią, kuriuo einate iš gyvenimo į gyvenimą. Kam yra skirtumas? Kai šiuolaikinis žmogus gimsta, įprastai jis dairosi, kas vyksta aplinkui ir tuomet prisitaiko prie tų aplinkybių, kurios yra aplinkui. Tačiau jūs turite suprasti, kad kai gimstate šitame pasaulyje, jog jūs nesate baltas lapas. Kad už jūsų nugaros yra daugybė praėjusių gyvenimų, daugybė patirčių, su kuriomis jūs jau ateinate į šitą gyvenimą. Tai yra praeityje buvo daugybė praėjusių gyvenimų, dabar yra dabartinis gyvenimas ir po šito gyvenimo bus daugybė būsimų gyvenimų. Ir priklausomai nuo to, kokiose srityse arba kokioje srityje jūsų siela turi įdirbį iš praėjusių gyvenimų, tai tos sritys arba tas sritis jinai labiausiai ir atsišauks šiame gyvenime. Tai yra tam, kad tą suprasti, reikia matyti daugybę įvairių skirtingų žmonių, reikia matyti, ką jie daro savo gyvenime, reikia matyti, kokiamis motyvacijomis jie tą daro ir jūs tai turi dominti, jūs tai turi traukti. Pavyzdžiui, vienas žmogus, daleiskim, dirba darbą tam, kad uždirbtų pinigus. Pas jį va tokia motyvacija. Daleiskim, kokie nors rimti dvasiniai mokytojai, jie ateina į šitą pasaulį tam, kad padėtų visoms gyvoms būtybėms nušvisti. Va tokia jų motyvacija. Tai žodžiu, visi turi skirtingas tas motyvacijas ir priklausomai nuo to, į kokias sritis jūs turite įdirbį, tos sritis jums ir dabar atsišauks. Tai yra, kai jūs atrandate tą sritį, kurioje turite įdirbį iš praėjusių gyvenimų, tai jūs natūraliai traukia, tai jums yra natūraliai labai įdomu. Jūs tiesiog jaučiatės savo rogėse. Dabar reikia prisiminti, kas yra reinkarnacija. Reinkarnacija tai yra sielos gebėjimas po mirties įsikūnyti į naują kūną. Tai reiškia, kad po mirties bus pratęsimas ir toliau gausite kažkokį kūną, kuris atitiks jūsų tuometinį sąmonės lygį, kuris būna prieš išeinant iš fizinio kūno. Tai reiškia, tas sąmonės lygis, su kuriuo jūs prieinate prie savo mirties, būtent tas sąmonės lygis jisai ir nustato tai, į ką jūs atgimstate ir toliau. Dabar kokios yra metodikos tam, kad prisiminti praėjusius gyvenimus? Pirma, reikia suprasti principą, kaip tai veikia. Dabar tam, kad prisiminti praėjusius gyvenimus, reikia apriboti išorinę informaciją, kuri ateina pas jūs. Įsivaizduokite, per visą gyvenimą jūs sudėjote į save daug informacinių šiukšlių, kurios susikaupia kaip šiukšlių kalnas. Kažkas žiūrėjo televizorių, kažkas klausė muzikos, kažkas žiūrėjo serialus, kažkas skaitė knygas ir taip toliau. Vat visa ta informacija, jinai jums viskas, ką jūs žiūrite, viskas, ką jūs klausote, viskas, ką jūs ten ragaujate, ten panašius tokius dalykus, visa tai kaupėsi jūsų pasąmonėje. Ir kaupėsi kaip informacinės šiukšlės. Ir tie praėjusių gyvenimų prisiminimai, jie yra po tuo informacinių šiukšlių kalnu. Ir tam, kad tie prisiminimai pas jūs įvyktų, tam reikia, pirmas dalykas, reikia sustabdyti iš išorės patenkančios informacijos srautą, tai yra apriboti, kad nepatektų išorinė informacija ir tada daryti tam tikras praktikas, kurios valo jūsų vidinį pasaulį nuo to. Tai realiai pagrindinė metodika tai yra jogos praktika, tai yra jogos sistema. Per jogos sistemą jūs palaipsniui valote savo vidinį pasaulį ir per tai, valydamiesi savo vidinį pasaulį, jūs po truputį vis labiau švarinat, paskui pereinate ten jau tolimesniuose etapuose į meditacijos praktiką ir jau per meditacijos praktiką jūs tuomet galite prieiti prie savo praėjusių gyvenimų prisiminimų ir jūs galite tai patirti.
Dabar kartais žmonės klausia natūraliai tokio klausimo. Kai prisimeni tuos prisiminimus, ar tai nėra kažkokia fantazija, ar tai nėra kažkoks išsigalvojimas. Tai žinokit, kad vidinėme pasaulyje, lygiai taip pat kaip kūnas turi receptorius, kurie atpažįsta tam tikrus dalykus, lygiai taip pat ir vidinėme pasaulyje yra tam tikri receptoriai, kuriuos, kai tu prisimeni tam tikras patirtis, tu to su niekuo negali sumaišyti. Ta prasme, ten būna tam tikros detalės, kurias, pavyzdžiui, tik tais tu žinai. Ir niekas kitas to net negali žinoti. Ir tu automatiškai supranti, kad tai yra būtent susiję tik su tavimi. Tai va, galima duoti tokį pavyzdį. Jeigu, pavyzdžiui, ant liežuvio uždėti saldų skonį, tu iš karto pajausi, kad tai saldus skonis. Jeigu uždėti druskos sūrų skonį, tu pajausi iš karto, kad tai yra sūrus skonis. Tai panašiai ir čia. Kai žmogus patiria tuos praėjusius gyvenimus, tai jisai supranta, kad tai yra realu ir tikra. Dabar budistinėse sūtrose yra apie praėjusius gyvenimus sakoma taip. Vienoje iš sūtrų. Sakoma, kad kai yra tam tikra teisinga proto nuostata arba tam tikra teisinga proto būsena ir dėmesio koncentracija, tuomet ir prisimenama, kuo tu buvai ten ir panašiai. Tai reiškia, kad ten įvardamos tokios bent dvi sąlygos. Tai yra, kad turi būti tam tikra teisinga proto nuostata ir dėmesio koncentracija. Tai va. Bet paprastai žodžiais tariant, tai jūs galite įsivaizduoti, įsivaizduokite, yra šiukšlių kalnas ir po tuo šiukšlių kalnu ir yra būtent tie prisiminimai iš praėjusių gyvenimų. Reikia, kad tas šiukšlių kalnas jisai nueitų per praktikas ir tada pas jūs atsiranda galimybė patirti jūsų pačių aukštesnį sąmonės lygį. Lygiai taip pat budistiniuose tekstuose, irgi sūtruose, tenais yra pasakojama toks dalykas, kad tam tikrame etape tu gali prisiminti visus savo praėjusius gyvenimus, paskui tu gali prisiminti visus savo būsimus gyvenimus, paskui tu gali prisiminti visų gyvų būtybių praėjusius gyvenimus, tu gali prisiminti visų gyvų būtybių būsimus gyvenimus ir panašiai. Ir tarkim, labai rimti dvasiniai mokytojai, labai rimti jogos meistrai, šventi žmonės, labai rimti dvasiniai mokytojai, jie prisimena šitus dalykus. Tai susiję su žmogaus sąmonės lygiu. Tai yra, kuo tu aukščiau pakeli savo sąmonės lygį, tuo labiau tau atsidaro tie realybės lygmenys, kurie įprastai žmogui yra neprieinami. Tai va, jeigu jūs gyvensite kaip įprastas šiuolaikinis žmogus, kuris gyvena ant 3 žemutinių čakrų, tai šansų nėra jokių. Tai yra, jeigu jūs norite bent kažką suprasti apie šitą gyvenimą, jūs turite kelt savo sąmonės lygį ir jūs turite išeidinėti iš tos įprastos komforto zonos, kurioje įprastai yra šiuolaikinis žmogus. Nes be to tiesiog neįmanoma vystytis. Tai yra, neužtenka, kad gyvenime būtų tiesiog šilta, patogu, malonu, komfortiška. Be abejonės tai irgi yra gerai, bet to nepakanka. Tam, kad vyktų dvasinis progresas, tam, kad vyktų dvasinis tobulėjimas, to neužtenka. Dabar Mahabharatoje tai yra vienas iš senovinių vedinių raštų, tenais yra labai įdomiai sakoma. Tenais sakoma, исполнить пусть плохо свой долг самолично гораздо важней, чем чужой сверхотлично. Išvertus į lietuvių kalbą, tai skambėtų atlikti savo pareigą, kad ir blogai, yra daug geriau, nei atlikti svetimą pareigą, kad ir labai gerai, bet vis tiek tai yra blogesnis variantas. Tai yra, čia kalbama apie gyvenimą. Tai yra, jeigu jūs gimėte šitame pasaulyje ir jeigu jūs atliekate ne savo rolę, ne tai, dėl ko atėjote į šitą pasaulį ir daleiskim jūs darote kažką ir jums tiesiog išskirtinai lengvai viskas gaunasi, išskirtinai idealiai viskas gaunasi. Tai gali reikšti, kad jums tiesiog per lengva rolė. Galiu duoti tokią analogiją, įsivaizduokit, yra 10-okas ir 10-okas ateina į 3 klasę. Tai aišku, jamgi bus 3 klasė labai paprasta.
jis ten lengvai rašys sakinius, lengvai spręs matematinės lygtis ir panašius tokius dalykus, jam tiesiog nuobodu bus, jam nebus tenais ką veikti. Tai vat, tačiau tam, kad 10-okas vystytųsi, jam reikia praeidinėti 10 klasės pamokas, tam, kad jis po truputį eitų iš 10 į 11, iš 11 į 12 ir taip toliau. Tai vat, ir lygiai taip pat ir su gyvenimu. Jeigu jūs ateinate į šitą pasaulį, jeigu jūs matote daugybę šio pasaulio trūkumų, ydų, jeigu jūs matote žmonių ribotumą, jeigu jūs matote, kad šitas pasaulis nėra tobulas, tai vienas iš rodiklių, kad jūs galimai galite suprasti kažką daugiau. Tai va, ir todėl kaip ir jeigu suprantate, tai sekantis momentas yra išreikšti neabejingumą. Kas yra neabejingumas? Neabejingumas tai yra, kai tu matai, kad kiti žmonės kenčia ir tu pridedi pastangas tam, kad keistum tą situaciją. Bet dabar reikia čia suprasti vieną svarbų dar momentą, kad prieš padidinėdamas kitiems, pirmą turi pakeisti ir išvarinti patį save. Tai va, čia yra tas posakis, pakeisk save ir pasaulis pasikeis. Tai yra, reikia pirmiausia išvesti save iš aptemusio sąmonės lygio. Reikia išvesti save iš aptemimų, reikia išvesti save iš neišmanimų ir reikia sunaikinti savyje tas negatyvės charakterio savybės, pakeisti jas į pozityves ir taip toliau. Tai va, ir tai pakankamai rimtas darbas. Tai va, ir todėl, kuo jūs anksčiau pradėsite, tuo labiau tikėtina, kad per gyvenimą spėsite padaryti gerų dalykų ir savo patiems, ir aplinkiniams žmonėms. Tai va, tai ir be abejonės, iš gyvenimo į gyvenimą, tuomet tikėtina, kad vis geresnę situaciją galite turėti. Tai kaip ir minėjau, pirmas žingsnis reikia pradėti užsiiminėti jogą. Susiraskite gerą jogos mokytoją, kuris jums pasakotų apie jogos sistemą, kuris pasakotų jums apie jogos filosofiją, kuris pasakotų jums apie tai, kaip reikia tobulinti savo gyvenimą, apie tai, kaip švarinti savo vidinį pasaulį. Ir sekantis žingsnis, tai yra, jeigu norite, kad šitas procesas vyktų dar greičiau, tai tuomet patys tapkite jogos mokytojais ir pradėkite dalintis su žmonėmis apie tai, kas yra joga, apie tai, kas yra meditacija, apie tai, kaip maitintis sveika mityba, sveika ir sąmoninga mityba, apie tai, kaip apie šventraščius vedinius pradėkite pasakoti. Ta prasme, yra daugybė įvairių dalykų, apie kuriuos, kai jūs pradedate pasakoti, apie kuriuos jūs pradedate dalintis, tuomet pas jūs pačius atsiranda tam tikras tų dalykų žinojimas ir išmanimas. Ir būtent tai ir padeda jums prisiminti tai, ką jūs darote iš gyvenimo į gyvenimą. Tai va, tai pirmas žingsnis – pradėti užsiiminėti jogą, antras žingsnis – tapti jogos mokytoju ir pradėti dalintis tuo su žmonėmis. Tai va, ir tuomet jūs galite daug greičiau prisiminti tai, ką jūs darėte savo praėjusiuose gyvenimuose. Šiandienai bus tiek. Dėkoju, kad klausėte. Pagalvokite apie tai, pridėkite pastangas ir turėkite mintyje, kad tik jūs patys galite padaryti savo būsimus gyvenimus geresniais. Tai yra, nelaukit kažkokių geresnių laikų, nelaukit kažkokių žmonių, kurie ateitų ir išgelbėtų jūsų gyvenimą. Supraskit, niekas pas jūs neis, nei kažkokie rimti dvasiniai mokytojai pas jūs neis, nei jokie šventi žmonės pas jūs neis. O kam jiem pas jūs eiti? Ką jūs tokio padarėte, kad jie pas jūs ateitų ir jums pasakotų tuos dalykus? Nieko jūs nepadarėte. Tai vat jūs patys turite dėti pastangas, kad artėti prie tų rimtų dvasinių mokytojų lygio. Ir per tai, pradėdami tą kelią, kuriuo jau galimai einate daugybę gyvenimų, jūs vis greičiau prisimenate tai, ką reikia daryti ir tai, kaip reikia sąveikauti šitame pasaulyje su aplinkiniu pasauliu. Tai va. Šiandienai tiek. Atsisveikinu su jumis iki kito susitikimo. Iki.